Šios savaitės apžvalgą pradėsime nuo kaukazinės sliuvaitės, kuri atsiriepusi į šiltnamio lubas įgavo nuostabią formą pasliekama ateities projektams. Šį savaitgalį taip pat pavyko pasidaryti šulinio dangtį, pagaliau nieks neįkris. Na ir apranga sako, kad mes ruošiamės kažko vėl ieškoti, ogi ieškosime to kambario, kur vis dar galėtumėm kažką tai padaryti ir galbūt įsirengti vietą, kur galėtumėm nakvoti. Na ir viralinėje turime fanierą apkaltą, visai neblogą pusrastį. Ten yra ir pečius, kuris labai tvirtas, kaip matome. Na ir galiausiai viską išvarčius, apvalius, matom, kad tas medis gal visai nieko, gal ir pavyks čia kažkokį kambariuką pasidaryti. Duris tvirtos iškeliavo į rūsį. Na, o mūsų gandrai visai nepatingėjo, per savaitę susikrovė lizdą. Pjovėm žolę šią savaitę intensyviai, tai jau po truputėlį nusipjauna tas storas sluoksnis sužėlusios velienos. Na ir namukas po truputėlį gauna erdvės.